Tai nėra sunkus amatas, tai jeigu jame gyveni, net nepagalvoji, kad gali būti kitaip iš tikrųjų. Tom verčiamės, tom mūsų įmonė gyvena ir tom didžiuojamės. Tikėti visada turi, jeigu netikėsi, tai tikrai ir nesigaus. Faktas, kad tikėjom ir tikėjom, kad ta mūsų geresnė kokybė tikrai sudomins mūsų ūkininkus ir tas fabrikas užsikurs pilnu pajėgumu. Tai labai buvo smagu, kada mes pagaminom pirmą 100 000 tonų. Taip, aš turiu verstis per galvą, aš turiu daug dirbti. Didžiai daliai taip, kad klientas būtų patenkintas ir kad jisai turėtų gerą įspūdį apie mūsų įmonę. Ne laboratorijai, mes esam laukuose ir laboratorijai visko būna, bet mes esam laukuose po atvirų dangum, mes esam... Visko būna. Tai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nebūna. Tai čia... Svarbiausia turbūt yra užtikrinti kokybę visuose procesuose, nes ir mūsų kredo ar mūsų visos mintis yra turėti kokybišką produktą. Tas procesas prasideda nuo veislių atrinkimo, nes veislių turime daug, bendraujam su virš 30 selekcininkų, kurie kūrė veislės, o Lietuvos sąlygom jos ne visos tinkamos yra, todėl turim pasitikrinti mūsų vietos sąlygom, lauko bandymuose ir iš tos daugybės atsirinkti tos, kurios mums yra tinkamiausios. Tai yra kasdieninis darbas, jisai nenutrūkstantis visus metus. Jeigu mes kažkada kalbėdavom, kad turim kažkokią sezoną, tarpusezonį, dar kažkokį, tai dabar visada tas darbas vyksta ir taip, tiesioginis konsultavimas klientų, važiavimas, pas klientus važiavimas, bandymas įžvelgti jų problemas, įsigilinti į tai. Ilgai trunka bandymas, jeigu taip žiūrint nuo sukūrimo, čia vasarinių augalų, aišku, tai yra šiek tiek trumpesnis tas laikas, o žieminių augalų veislių tai apie 10-12 metų, gali net ir ilgiau. Pagrindiniai partneriai, su kuriais dirbam, tai yra ūkininkai. Ūkiai išsilaiko tie patys, kaip ir aš jau dirbu daug metų, yra kurie dirba nuo pradžios. Aišku, pasikeičia kartos per 19 metų. Sėklinė medžiaga auginama pirmiausia, aišku, vietos rinkai, kolegoms Latvijoje, Estijoje, jeigu pavyksta, yra eksportas iš tikrųjų yra. Turime iš viso apie nuo 40 iki 50 žolių sėklų augintojų, partnerių. Šiais metais turime apie 3000 hektarų pasėlių. Sėklinė medžiaga paprastai atvežama autotransportu ir mes tada žiūrim, ką su ja galima padaryti. Įsivertinam kokybę mūsų laboratoriją, pasiima pavyzdžius, paskui vyrai sėklas išvalo. Po valymo vėl pasiimam pavyzdžius, įsivertinam. Paskui, jeigu sėklos tinkamos, jas beicuojam, nebeicuojam, pilam į tarą, kraunam į sandėlį, vežam ūkininkams, klientams. Mes sėklinę medžiagą tiriam kelis kartus. Tai pirmas mūsų susipažinimas būna, kai kolega parveža iš ūkininko aruodo jau tik nukultus grūdus. Ir mes darom tokią pirminę apžiūrą, pirminius tyrimus ir pagal tai jau irgi sprendžiam, ar mums tinka, ar netinka. Antras būna, kai jau atvažiuoja čia sėklos su mūsų leidimu, kad mums turėtų būti gerai, vėl tikrinam jau detaliai, ar viskas tinka. Ir trečias jau būna, kai vyrai praleidžia visas sėklas per mašinas, žiūrim kokybę ir duodam leidimą sertifikavimui. Sertifikuota sėkla, tas procesas jis nėra kažkuom ypatingas. Tai yra paprasčiausiai patvirtinama, kad ta veislė, tas augalas tikrai atitinka savybės to motininio augalo, kuris turi privalumus prieš kitas veislės, turi specifines kažkokias tai savybės ir sertifikavimas prasideda nuo lauko, toliau tęsiasi fabrike, atvažiuoja produkcija ir baigiasi po valymo maišuose. Ir galutinis įvertinimas jau yra, aišku, kai ūkininkas įsigyja sėklas.
pagrindiniai išvežimai yra iš sandėlio, po truputį, skirtingos veislės, viską reikia sukrauti. Todėl atkeliaudamas jos į sandėlį, jos šiandien šiek tiek užsibūna, nes jų čia turi atsirasti labai daug. Ir pastoviai pasipildyti. Dokumentų apiforminimas, sąskaitų išrašymas, jau grinai, kad sėklos išvažiuoja iš mūsų, tai jau paskutinis būna etapas, kad išrašoma sąskaita, pakraunama sėkla ir viskas. Tai jau yra mano darbas, va toksai va išrašyti šitas sąskaitas, kad paduoti dokumentus prekių atkrovimui į sandėlį. Mes dar turime ir savo mašinas, turime didelę mašiną 24 tonų, turime autobusėlius, kurie veža apie 5 tonas. Tai netgi būna, kad ir šitom mašinom reikia jau mum su mano kolegė kartu Rima sudėlioti maršrutus. Eksporto klausimais pradėjom dirbti irgi tikriausiai 2019 metais, taip intensyviau. Pavyko tada parduoti vieną, antrą mašiną sėklų ir kažkaip pamatėm, kad yra šansas toje vietoje užsikabinti, kad mes galim tą daryti, kad mes galim dideliais kiekiais, didelių mastelių tą daryti. Na ir natūraliai tas gavosi, pradėjom didinti kiekius, pradėjom didinti kontaktų skaičių, pradėjom bendrauti ir matom, kad čia mūsų didelė veiklos dalis gali būti sėklų eksportas. Bendradarbiavimas. Skaičiai. Atsakomybė ir kruopštumas. Darbas. Kilometrai. Kokybė. Atidumas. Tonus. Kolektyvas. Matymas. Operatyvumas. Atsakomybė. Sąžiningumas, kruopštumas. Gyvenimas. Kaifas. Patirtis. Atsidavimas. Žmonės man yra svarbiausia ir noriu padėkoti savo kolegoms už tą laiką, kurį mes esam praleidę kartu. Na ir tikiuosi, kad mūsų laukia ateityje dar daug įsimintinų ir gražių dalykų. Mes didžiuojame savo kolektyvu, kuris daro tą darbą. Tai nėra vien mašinos, tai yra kolektyvas, kurie žmonės dirba daug metų, jie išmano tai, ką daro. Nemanau, žinau, tikrai yra draugiškas, yra pakankamai stabilus. Kad šeima, tai tikrai šeima esam, nes didžioji dalis dirbam ilgą laiko tarpą. Na, jeigu sugebam taip ilgai kartu išbūti, tai esam nebloga šeima. Ir pasipešam, ir apsikabinam, ir visko kaip šeimoje būna. Man labai spaudžia širdį, taip kad tai yra tikrai kaip šeima, kaip tikrai antra šeima. Tai jo. Jeigu dirbam, tai visi dirbam, taip dirbam, kad nežiūrim nei savo kažkokio tai asmeninio laiko. Jau ten, jeigu yra pas mus darbymetis, mes aukojam viską. Bet jau jeigu mes ilsimės, tai mes irgi ilsimės taip, kaip dirbam. Oi, kokie būna smagus tie mūsų tokie baliukai, kaip mes vadinam, sezono uždarimas. Mes kiekvieną sezoną turim tokią praktiką uždaryti jau jį tvirtai. Padirbom, padarėm ir dabar uždarom, nes pradėsim kitą sezoną vėl iš naujo. Tai tenais mes irgi, atsipalaiduojam irgi visi taip jau smagiai, paskui ilgą laiką dalinamės tais gerais įspūdžiais, kai buvo faina, kai buvo smagu. Vienu žodžiu, mes ir darbe kolektyvas, ir poilsio mes kolektyvas. Labai tokie, mes susivienyje taip į vieną tokį kumštį. Sezonai sėklų skyrių yra 2, pavasarinis ir rudeninis, ir išvykos būna pas mus 2. Sezono užbaigimas ir rudeninio buvo jau tradicija. Tokia tiesiog darbų pabaiga kaip pabaigtuvės. Mes tik paskui truputėlį patobulinom, kad būtų išvykos, ne šiaip susiėjimas, kad baigiam darbą, pasidžiaugim. Pavasarį tradicija plaukti baidarėmis, bet dabar po truputį varom įvairiau, pavažiuojam dviračiais, arba einam į žygį, arba
važiuojam kažkur šiaip kokią edukaciją užsisakom, tiesiog pagal nuotaiką, jeigu kažkam mintis gera šauna ir jeigu visiems patinka, tai darom tą, kas patinka, kad visiems būtų įdomu, nes norisi, kad dalyvautų kuo daugiau ir kad patiktų. Svarbiausia, kad tas laikas būtų kažkoks kitoks, ne darbinis. Jubiliejus, tai tradicija dabar yra tokia, kad Olegas iš mūsų išvykų dažniausiai nuotraukų daro, aš nežinau net kaip pavadinti, paveikslus turbūt, meno kūrinius. Kažkaip teko užsiimti, išmokti trupučiuką valdyti Photoshopą. Buvo vieno kolegos jubiliejus. Ir aš nežinau, kaip man šovė į galvą. Bet aš pamačiau tiesiog nuotrauką jo, kažkaip šovė galvą, o jeigu paieškot kažko ir suklijot. Nu ir lyg tai gavosi neblogai, kad tai buvo pirmas ir paskiau kažkaip dabar užsikabinom, dabar jau 95 bent jau procentai kolegų jau turi. Savo portretus mes galėtumėm tokią parodą kažkur jau daryti tokią. Labai patinka dirbti draugiškam, rimtam, kolektyve. Vis dar dirbam draugiškam, rimtam, linksmam kolektyve, tik esam gerokai paaugę.